Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje kaimo bendruomenių projektams, kurių įgyvendinimą administruoja rajonų vietos veiklos grupės, skirta daugiau nei 430 milijonų litų ES paramos. 20% šios sumos skirta pačių vietos veiklos grupių veiklai, o likusi paramos suma daugiau nei 360 milijonų litų vietos projektams. Rašydami kaimo plėtros programą, pasitarę su pačiomis VVG, su mokslininkais, mes taip užprogramavome, nustatėme, kad ne mažiau kaip 70% visos strategijai skirtos sumos būtų privalomai skirta priemonei kaimo atnaujinimas ir plėtra. Pagal šią priemonę parama teikiama kaimo infrastruktūros gerinimui, vandentvarkos tvarkymui, kaimo vietoviai svarbių statinių tvarkymui. Parama vietos veiklos grupių strategijų įgyvendinimui teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos lyder metodo įgyvendinimui skirtos 4 krypties nuostatas. Tačiau pačios vietos plėtros strategijos įgyvendinamos per programos 3 krypties gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimo ir kaimo ekonomikos įvairinimo priemonės. Šiuo metu visoje Lietuvoje kaimo bendruomenės jau parengė daugiau nei 2300 projektų, kurie buvo patvirtinti vietos veiklos grupėse. Daugiau nei pusė jų jau pradėta teikti kaimo plėtros fondo parama. Tikroji kaimo plėtra tai ir glūdi po šią priemonę, po lyder priemonę, nes nepaisant to, kad priemonė iš tikrųjų gražina kaimo vietovės, bet taip pat jinai telkia visus kaimo gyventojus, aktyvina juos. Vietos bendruomenių įgyvendinami vietos plėtros projektai nesiekia pelno ir yra nukreipti visos bendruomenės poreikių tenkinimui. Todėl jų paramos intensyvumas 90%. Likusią dalį pačios bendruomenės arba savivaldos institucijos gali įnešti natūra, darbu arba nekilnojamojo turtu.